Labas vakaras visi. Sveiki prisijungę į dar vieną dirbtinio intelekto vakarą su Fast Track technologijų akademija. Šiandien svečiuose taikomojo dirbtinio intelekto ekspertas ir AI Mastery kūrėjas Vykintas Glodenis. Labas vakaras. Labas. Šiandien pasikalbėsime apie itin aktualią temą dirbtinio intelekto pasaulyje. Tai yra dirbtinio intelekto agentus arba dar kitaip vadinamus asistentus. Kokia jų rolė yra šiandien, kokie yra persekiojimai mums visiems, ką turėtumėm žinoti ir ką jie veiks, kaip jie mus papildys ateityje. Tai šiandienos renginį norėčiau pradėti nuo tavęs, Vykintai. Pakalbėsime vėliau apie pačią renginio temą, bet gal galėtum mums trumpai papasakot, kas tave atvedė į dirbtinio intelekto pasaulį ir labai įdomus konceptas, taikomojo dirbtinio intelekto ekspertas. Tai ar galėtum truputį išsiplėsti, kaip tu taikai dirbtinį intelektą savo veikloje? Prašau. Žinoma. Aš pradėjau iš tikrųjų su technologijom nieko bendro neturėjau ir buvau įvairiausių sričių vadovas, vadybininkas. Turėjau daug komandos narių, buvau klientų aptarnavimo vadovas, paskui programų kūrimo vadovas ir taip toliau. Bet visą laiką jaučiau, kad man labai įdomu yra kažką kurti, statyti, kažkokius procesus optimizuoti, įvesti naujus įrankius technologinius ar panašiai. Bet visą laiką turėjau tą tokį, jei galime taip įsireikšti, mentalinį bloką, kad aš nesu technologijų ekspertas, aš nemoku kaudinti, dėl to aš nieko daug labai negaliu pasiekti. Kol atsimenu, lūžis įvyko, kai susitikau su vienu Manvel įmonės, kurioje dirbau tuo metu programuotoju ir sakau, aš esu taip jums pavydžiu, kad jūs tokie protingi, jūs galite suprogramuoti, sukurti programas, kad paspaudę mygtuką ir įvyksta magija, ar ne? Ir sako, Vykintai, apie ką tu kalbi? Tu jau esi programuotojas. Kaip suprast? Sako, Vykintai, žiūrėk, tu man ką tik rodai savo Google Sheets, kur tu esi sukūręs įvairiausią logiką, kad kažkas, jeigu nutinka, atsiranda skaičiukai kažkur kitur, kažkoks formatavimas, kaip formulės veikia ir taip toliau. Tai sako, tu jau čia programuoji, nes programavimas tai yra logikos statymas. O Google Sheetai tai yra tiesiog kita programavimo kalba. Tu nebūtinai turi ten rašyti Python ar JavaScript kodą ir panašiai. Ir tai man buvo tas pirmas didelis proveržis, kai aš suvokiau, kad aš neturiu savęs limituoti. Ir tada labai pasinėriau į visų pirma no-code įrankius. No-code tai, kur tu gali kurti programas, automationus, appsus įvairiausius vizualiai, drag and dropinamas įvairiausius įrankius, kartu apjungdamas, ne? Ir jau pamačiau daug vertės, kai aš vienas developeris, ten dirbdamas kokiai įmoniai ketvirčio etatų, sukurdavau aplikacijas, kur naudoja milijoną žmonių, be jokių problemų per kelias savaitės, kur tau reikėtų šiaip didelių biudžetų, kad tą pasiektum. Ir tada atėjus dirbtiniam intelektui, tam proveržiai 2022 metais, ar ne, suvokiau iš karto, kokia tai yra galia ir pradėjau taikyti. Tiek kalbant apie ChatGPT, tiek integruojant dirbtinį intelektą į visokias automizavimo įrankius, kuriuos aš kurdavau ir į įvairiausias aplikacijas. Labai įdomi mintis. Patiko tavo mintis apie tai, kad atėjo tas momentas, kai tu supratai, kad tu nesi niekas šitame pasaulyje, kad tu iš esmės jau esi įgalintas ir įgalintas naujais įrankiais. Taip. Tai natūraliai virsmas ir naujo žmonijos įgalinimo yra su dirbtiniu intelektu. Taip. Ir šitoje vietoje mes visą laiką girdim skirtingas tas savokas. Artificial Generative Intelligence, Artificial Agents, tai ta kuriamasis dirbtinis intelektas, dirbtinio intelekto agentai. Gal galėtum mums truputį papasakot kaip 5 metų vaikui, kas tai yra per dalykai ir iš esmės papasakoti esmę to, ko susirinkome aptarti šiandien mūsų renginyje. Tai dėl ko nutiko tas visas proveržis ir dirbtinis intelektas tapo, jei galim taip išsireikšti, mainstreamu 2022 metais, kai ChatGPT atsirado. Kad iki tol dirbtinis intelektas buvo labiau grindžiamas machine learning, net nežinau kaip lietuviškai, gal tu žinai. Kompiuterinės automatinis mokymas, kažkas to, mašininis mokymas. Kur žymiai yra sunkiau naudoti tos įrankius ir jau tu turi būti labiau
technologiškas ir jie yra tokie specializuoti kažkokiai užduočiai. Tu grinai turi kažkokią užduotį ir tada jau tą dirbtinio intelekto įrankį bandai pritaikyti, kad galėtum kažką pasiekti. Su tuo generative, čia GPT lygio dirbtinio intelektu, jis pasidarė tas toks bendrinis, kuris leidžia tau parašyti bet ką, paprašyti bet ko ir jis sugeba interpretuoti, ko tu nori, nors ir nėra optimizuotas tai konkrečiai užduočiai, bet jis sugeba pakankamai neblogus rezultatus tau pateikti. Aišku, pradžioj buvo silpnesni tie modeliai, bet dabar matom, kad jie tobulėja ir tobulėja ir tobulėja. Ne? Tai va tas Artificial Generative Intelligence yra, kada didelis posūkis technologijose, kad tu nebe algoritmiškai nustatai, kad technologija kažką darytų, nes algoritmiškai tu labai aiškiai turi pasakyti, jeigu nutinka tas, tada padaryk tą, jeigu nutinka tas, padaryk tą. Jeigu tai labai toks siauras panaudojamas, jeigu funkcija, taip. O su dirbtiniu intelektu, dirbtinis intelektas pradeda labiau interpretuodamas veikti. Tai tada atsiranda daug platesnė veiksmų laisvė, ką tu su juo gali daryti. Tai čia dėl ko tas proveržis nutiko. Ir dabar kalbant apie tą agentic AI ir agentus, tai pateiksiu gal pavyzdį. Sakykim, kad kai mes kalbam apie dirbtinį intelektą, daugiausiai mąstom apie tuos dirbtinio intelekto modelius, vadinamasis large language models, kaip ChatGPT modelis, pavyzdžiui, Google turi Gemini ir taip toliau. Tai tas LLM-as yra tik tai tavo smegenų dalelytė maža, kuri gali atlikti kažkokius tai skaičiavimus, ar ne? Bet įsivaizduok, jeigu tu turėtum tik tą dalelytę ir tu viso kūno neturėtum, nieko negalėtum padaryti, ar ne? Tai agentai, jie tau prideda prie to kompiuterio papildomas dalis, kurios tave įgalina kažką nuveikti. Tai matėm, kai pradžioje buvo paleisti tie large language models, po kiek laiko jie galėjo pradėti matyti. Tai tu gali pateikti kažkokį image, vaizdinį kažkokį, ar ne, ir gali ne tik tai žodžiu, bet ir per tą vaizdinį pateikti informaciją. Tai yra akis prijungtos. Tada jie pradėjo tave girdėti. Tu gali, pavyzdžiui, su ChatGPT dabar kalbėti, ne, tai ausis prijungtos. Tada, kas yra labai svarbu, kad tu turėtum kažkokią tai atmintį, ar ne? Tai agentai, pavyzdžiui, dabar jau turi tam tikros įrankius, kur tu gali sukurti duombazės specialiai pritaikytas dirbtiniam intelektui, kad jis įvertintų ne tik tai tuos duomenis, kurie buvo naudojami jį treniruojant pradžioj, bet ir kažkokią duombazę, kurią tu specialiai turi pateikęs. Pavyzdžiui, apie tavo įmonės produktus, apie tavo įmonės klientų aptarnavimo klausimus, ar ne? Tai kad tas dirbtinis intelektas turėtų memory, turėtų kažkokias žinias, kad jas galėtų panaudoti. Tai irgi pridedi dar vieną įrankį. Tada tu gali duoti galimybę imtis veiksmų. Pavyzdžiui, prisijungti prie tų vadinamųjų APIs. Tai yra tiesiog toks API išsiriškimas reiškiantis, kad tu gali prisijungti prie vairiausių programų debesyje, ar ne? Tai dirbtinis intelektas dabar jau gali ne tik atsakyti tau kažkokį klausimą, bet ir nueiti, pavyzdžiui, Google Sheetus ir sukurti eilutę juose. Tai jis gali imtis veiksmo, lygiai taip pat kaip ir tu, ar ne? Kaip knowledge workeris. Arba jis gali nueiti į tavo kokį to-do appsą ir paimti, sukurti, pridėti to-do ar panašiai. Dabar mes matom, kad dirbtinio intelekto agentai taip pat jie gauna ir tą vadinamąjį computer arba browser use. Tai gal matėte, ChatGPT paleido, prieš tai Anthropic Claude, kad dirbtinis intelektas netgi gali vaikščioti per internetą, eiti į skirtingas svetaines ir jis tada fotografuoja, mato, kas ten yra, kokie mygtukai, interpretuoja ir judina pelytę paspausti, įvesti kažkokią informaciją ir toliau. Tai mes dar labiau praplečiam, ką dirbtinis intelektas gali padaryti. Ne? Ir dar daug visokių papildomų dalykų. Tai kai matai iš tų pavyzdžių, kad tu kuri kūną, tai čia aš taip ir suprasčiau, kad tai yra agentic, tas AI, kad tu jam duodi kūną, įrankius, rankas, kompiuterį, plaktuką ir taip toliau. Ir tada tai tampa ne tik tai kažkas, kas tau gali atsakinėti klausimus, bet ir už tave nuveikti darbus. Neseniai Kalifornijoje vyko Oskarai, tai manau šiandien vykintai gautum nominaciją už geriausią paaiškinimą žmonijos analogijoje, kaip veikia dirbtinio intelekto agentai. Tai iš tikrųjų labai viskas aišku, kad mes turėjome galbūt tik tai vieną sritį, kuri
negalėtų veikti pati savęs, bet jinai kaip pajungia į save ir akis, ir ausis, ir dabar jau kalbam apie rankas, tai mes kalbam apie visą proceso pilną kažkokią tai yra automatizaciją. Ir va šitoj vietoj iš tikrųjų ir norėčiau tavęs paklausti, nes ruošiantis renginiui žiūrėjau nemažai medijos ir panašiai, kur žmonės kalba apie dirbtinio intelekto agentus ir tos galutinės kažkokios savokos ir net nebuvo nusistatyta, visi interpretuoja, bet sako, kur tai yra geriausia šiai dienai. Ir mes prieš šį renginį kalbėjomės, kad tikriausiai geriausiai veikia dirbtinio intelekto agentai automatizacijų. Tai gal galėtum ir paaiškinti, kas yra ta automatizacija, žinau, labai buvo gera analogija, bet tiesiog įprasminti tą pačią idėją ir kodėl būtent dirbtinio intelekto agentai yra tas proveržis šitoj sferai. Taip, tai yra keletas būdų, kaip tu gali kurti automatizacijas naudojant dirbtinį intelektą. Ir čia aš kalbu ne apie tai, kad tu pasakai dirbtiniui intelektui, kokios tau reikia automatizacijos ir jis sukuria, bet labiau, kad tu pats kuri tą automatizaciją, kažkokį tai įrankį, bet tu naudoji dirbtinį intelektą tam tikrose žingsniuose, ne? Tai yra tos, kaip aš vadinu, legacy senosios jau automatizavimo sistemos, kaip galbūt žinot, tokia Zapier įrankis yra. Aš pats naudoju labai daug make.com, daryk.com, make.com. Yra toks N8N, N8N, labai stiprus įrankis. Tai jų specializacija buvo apjungti, kuriuos aš minėjau, tos API'sus. Kad tu gali padaryti, kad, jeigu aš gaunu e-mailą, tai yra veikia kaip triggeris, kuris pradeda šitą automationą, ar ne, tada iš to e-mailo paima kažkokią informaciją ir, pavyzdžiui, tu gali išsaugoti tą e-mailą kaip eilutę savo Excelio failę ar panašiai. Tada gali ten dar kitą įrankį kažkokį panaudoti. Tai iki šiol veikdavo taip. Ne? Kai atsirado dirbtinis intelektas, visi pradėjo naudoti ChatGPT. Man pagrindinis momentas buvo ne ChatGPT iš tikrųjų. Man pagrindinis momentas buvo, kai aš pamačiau, kad tu gali tą patį ChatGPT pasiekti per API-są, vadinamai. Ką tai reiškia? Kad tu gali ChatGPT pajungti į savo svetainę, į savo aplikaciją, į savo bet kokį automationą ir taip toliau. Ką tai reiškia, kad jeigu tu naudoji ChatGPT, tu turi eiti tenai, tu turi ranką įvest kažką, ar ne, tu turi laukti, kol gausi atsakymą. Tada jeigu ten gauni atsakymą, jeigu viskas gerai, tu turi kopijuoti, kažkur kitur nueiti, copy-pastinti ar išsaugoti kažkokį failą ir taip toliau. Tai yra ne automatizavimas, labiau aš vadinu proceso patobulinimas, enhancement. Ir labai atsiprašau, kad aš tiek daug angliškai žodžių vartoju, nes aš labai daug metų dirbu šitoj srity ir mokau grinai tik tai anglų kalba. Tai dėl to man, kalbant lietuviškai, kartais viskas gerai vykinti, mūsų jau baudžia laido ryteriai, viskas tvarkoja, nieko tokio. Šiaip pastebėkit, mes tikrai norim irgi tobulėti visi. Bet ir jums yra gerai, tarp kitko, išgirsti angliškos tos terminus, nes vis tiek daugiausiai informacijos yra anglų kalba. Tai labai svarbu žinoti tos angliškus terminus, kad tu galėtum tada jau išgirdęs, kažkas užsikabins, gal kažkokios idėjos, kurią pasidalinsiu, kad jūs galėtumėte toliau ieškoti ir gilintis. Ne? Aiškinamas, man labai daug pradėjai kompiuterį žiūrėti, jisai net pavargo nuo mano klausimų, vienu metu užgeso, gal pabandykime įjungti ir gal galime prasminti šitos dalykus, ką tu pasakoji ir parodant vizualiai mūsų šiandienos žiūrovams? Tai, čia parodysiu tokį gal šiek tiek. Tuoj paklausim mūsų transliacijos režisierius, ar ne? Okay? Viskas gerai, žiūrim. Tai čia aš, pavyzdžiui, rodau, pavyzdys yra to tradicinio automatizavimo įrankio, tai čia yra make.com. Vienas iš automationų, kurių dariau, tai buvo klientas, kuris, jo idėja, kad į WhatsApp'ą ir į e-mailą jis gauna labai daug pasiūlymų iš viso pasaulio apie parduodamus panaudotus mobiliosius telefonus. Ten labai dideliais kiekiais, tūkstančiais. Ir jis tą juos perka ir perparduoda į kažkokią kitą šalį. Ir jis visą tą darydavo rankiniu būdu. Tai tu gauni daug žinučių, bandai čia įsivertinti, čia geras dylas ar ne, bandai kažką tada ieškoti kainų šiuo metu, tokių mobiliųjų, kiek kur kainuoja, kokioje rinkoje, ar ne? Ir aš jam sustačiau sistemą, kur ateina e-mailas arba WhatsApp'as, dirbtinis intelektas įvertina tas žinutes
tiek tekstą, tiek vizualus, jeigu ten, pavyzdžiui, screenshotą kokį nors atsiuntė ir panašiai, tą visą informaciją kartu apibendrina, sudeda, pasižiūri, ar viskas, ko reikia, yra pateikta, gal, pavyzdžiui, nepateiktas ta informacija apie kainą, ar ne? Svarbus dalykas. Taip. Tai tada, jeigu kažko trūksta, pats dirbtinis intelektas atrašo automatiškai ir paprašo savo, žiūrėkit, mūsų domina jūsų pasiūlymas, bet prašom pateikti kainą, jeigu norit, kad mes toliau su jumis dirbtume. Tada, kai tu gauni žinutę vėl, jis vėl sudeda visą bendrai kartu, visą kontekstą, vėl įvertina, ar viskas yra pateikta. Ok, jeigu yra pateikta, tai va tas if AI yra taisyklė, ar ne, eina toliau ir kitas dirbtinio intelekto modelis, jis ištraukia jau informaciją tam tikrą, pavyzdžiui, kokia valiuta, iš kokios valstybės bando parduoti ir taip toliau. Ir tada galiausiai dar vienas dirbtinio intelekto modelis, tai čia kaip žingsnis, ne, jis yra optimizuotas, kuris jau sukuria atskiras eilutes duombaziai kiekvienam mobiliajam telefonui, kuris yra parduodamas. Ir ištraukia informaciją. Tai pasakė, tai yra iPhone 12, 128 gigabaitų, tenai tokia ir tokia kaina, tokia ir tokia spalva ir taip toliau. Ir tada automatiškai ta sistema taip išrenka tą informaciją, jinai triggerina paiešką internete, kad įvertintum kainas automatiškai irgi. Ir dirbtinis intelektas sulygina, aha, čia geras dylas ar ne, tada žiūri, ar jau mes turim, pavyzdžiui, kitų galimų pirkėjų, irgi žinučių duombaziai, ir juos sumečina ir sukontaktuoja. Pasakė, žiūrėkit, jūs parduodat šitą, jūs norit pirkti šito, galbūt čia bus dylas ir galit daryti verslą kartu. Tai čia visi šitie procesai, ką aš dabar paminėjau, automatizuojami yra ir didelė dalimi, nemažai žingsnių tu tai gali pasiekti vien dėl dirbtinio intelekto, nes kitų būdų būtų labai sudėtinga tą informaciją ištraukti. Tai 3 klausimai, Vykintai. Pirmas, tai ką mes čia matome ekrane? Ar tai yra visas procesas, kaip tu sudėliojai? Ką tau reikėjo iš esmės daryti? Ar tiesiog sudėjęs šitos langelius, tu aktyvinai agentą? Papasakok, kas čia vyksta ekrane. Tai visų pirma, čia, kai aš stačiau, dar dirbtinis intelektas dar nebuvo tokio lygio kaip dabar, tai reasoning mąstymo modeliai. Tai pačią logiką seka, kokių man tų modelių ar žingsnių automatizacijoje reikia, mąsčiau daugiausiai aš pats. Dabar geros žinios tiems, kurie klausosi, kad naujausi dirbtinio intelekto modeliai, tie mąstantys, tai pavyzdžiui, jeigu ChatGPT naudojat, galit rinktis O3 mini modelį, ar ne? Jie jau labai gerai mąsto, planuoja, gali įvertinti, pavyzdžiui, kokius modulius make.com šitas įrankis turi ir tau netgi pateikti loginę seką šito automationo. Tai jau AI darosi pakankamai neblogas. Ir tokią pat diagramą padaryti, ne? Kuri būtų aiškiai su žingsniais, kas eina po ko ir koks galbūt net įrankio modelis yra taikomas konkrečiam. Kol kas dar AI įrankių, kurie visiškai sustatytų patį visą automationą, dar kiek esu bandęs nelabai, labiau tokius labai paprastus. Ką aš, pavyzdžiui, čia rodau, kad tokio lygio, kad tiek žingsnių dar AI pats nesustatytų kokybiškai. Bet jau aš manau, kad esam pakankamai netoli, kad AI jau pats galės netgi kurti šitos dalykus. Bet šitam automation'e, ką jūs matot, kiekvienas žalias šitoks rutuliukas, ne? Čia yra dirbtinio intelekto tam tikras modelis. Ar čia yra ChatGPT OpenAI? Čia yra ChatGPT OpenAI. Taip, matot OpenAI logotipas, ar ne? Tai, pavyzdžiui, čia yra, aš sukūriau dirbtinio intelekto modelį, naudojant ChatGPT, tam tikrus promptus, ar ne? O jeigu paspausim šitą burbuliuką, ką mes čia pamatysim? Kuris atlieka filtro vaidmenį šiuo atveju. Tai jo yra darbas įvertinti, ar iš viso šita žinutė yra vertinga, ar jinai gali turėti tuos mobiliuosius telefonus, kuriais mes domimės, ar tai yra tiesiog kažkoks spamas, nes mes nenorim naudoti dirbtinio intelekto, paskui vertinant spamo žinutės, ar ne? Filtrui promptą parašai pats? Taip, bet irgi, tarp kitko, AI-us, ChatGPT, tie reasoning modeliai, pavyzdžiui, O3 mini, tampa labai geri rašant promptus. Kad ne vien tik tai seka sudėlioja, bet ir ką kiekvienas iš įrankių turėtų padaryti, ne? Taip. Kaip tu duodi instrukcijas tam įrankiui? Kol kas aš čia, pavyzdžiui, ką jūs matot, viską aš pats parašiau, bet jau, sakau, dirbtinis intelektas labai gerai rašo ir pačius netgi promptus tose automationuose. Tai čia pavyzdys yra filtras AI modelis, ne? Ten, pavyzdžiui, čia kitas AI modelis turi įvertinti, ar
šiame laiške yra paminėtas kažkoks šitas, nes gali būti jis prikabintas, jis gali būti kaip linkas pateiktas ar panašiai. Žmogui nebūtų sudėtinga tokią informaciją įvertinti, net iš kad gali praskiminti ir matyti, bet prieš AI per algoritmus, per technologijas labai tą sudėtinga būtų padaryti. Reikėtų programuoti gan rimtai, ne? Aš čia dabar ir įsiterpsiu truputį pakalbėti su mūsų auditorija, tai norėčiau visiems pasakyti, kad labai laukiame jūsų klausimų viso renginio metu. Mes labai įsijautę į diskusiją kartu esam su Vykintu, bet tikrai nepamiršime jūsų. Tai renginio pabaigoje esame skyrę sekciją klausimų atsakymų vakarėliui. Tai tikrai nebijokite užduoti savo klausimus ir kurių dabar negalime atsakyti tiesiogiai aš klausdamas Vykinto, tikrai atsakysime juos renginio pabaigoje. Tai ačiū visiems už kantrybę ir tokį dar irgi padarysiu intarpą žmonėms, kurie sekė mūsų renginius prieš tai, klausydamėsi mūsų dėstytojo Davido Konciaus paskaitų apie įrankius. Tai Vykintas, tai ką matė šiandien ekranuose ir kaip yra supromptinta, tai reiškia parašyta, kokia yra užklausa, tai jau matėte skirtingais atvejais, kai skirtingas įrankis buvo jau kaip taikomas mūsų dėstytojo Davido Konciaus. Tai mes dabar matome, kaip visas procesas iš esmės automatizuojasi. Ne? Tai yra, galėtumėm ir sakyti, kad šiai dienai dirbtinis intelektas, čia beje antras mano klausimas, dirbtinis intelektas yra automatizacija, dirbtinio intelekto agentas, tai yra automatizacija pagristas pavienių atskirų dirbtinio intelekto įrankių įveiklinimas. Ar supratai, kaip pasakiau? Labiau gal ne dirbtinio intelekto įrankių įveiklinimas, nes įrankis yra tiesiog įrankis, ne, jis nėra tikslas. Taip. Bet tam tikrų tikslų pasiekimas. Tai, pavyzdžiui, čia šiuo atveju aš pasiūlau, tikslas yra įvertinti ateinančias žinutes. Taip. Ar jos turi visą informaciją, jeigu ne, paprašyti papildomai ir jeigu visą informaciją turi ištraukti ir išsaugoti duombazėje. Ne? Tai čia, pavyzdžiui, matot modulį Vision esu pavadinęs. Tai čia jis įvertina, jeigu yra prikabinti kažkokie screenshotai, ištraukia visą tekstą ir kartu pajungia. Ne? Tai mato daug tokių žingsnių. Bet primink, kaip vadinasi šitą platformą, kurią naudojasi? Make.com. Make.com. Čia yra vienas iš tų, kur, kaip minėjau, tas legacy tokių senųjų automatizavimo įrankių, jie gal nėra tokie labai jau išvystyti, kalbant tik apie AI, bet jų pliusas yra toks, kad jie turi jau paruoštus prisijungimus prie tūkstančių kitų aplikacijų. Tai tau nereikia programuoti, tau nereikia kažkokio tai kodo rašyti, jis turi, pavyzdžiui, čia aš naudoju tokį Airtable, ne? Tai yra Airtable, tu pasirenki, get a record, tai gauti duomenis iš kažkokio tai įrašo to duombazėje, ne? Arba, pavyzdžiui, Google Drive, ne? Upload a file. Tai yra pliusas tokių įrankių kaip Zapier, kaip Make.com, kaip N8N, N8N, kad jie turi labai daug jau tų tokių paruoštų burbuliukų, kuriuos tu gali naudoti, apjungti ir programuoti. Super. Paskui dar galėsiu paminėti tokius labiau advanced grinai iš AI-us pusės, ne tik automationų, bet iš AI-us pusės, ką gali daryti. Super. Paskutinis klausimas, trečias klausimas. Taip naglai paklausiu, kadangi mes abudu iš Panevėžio, ne? Tai sakyk, o ką šitas telefono pirikupas veikia galiausiai? Tu jam padarai visą procesą, jam nieko nebereikia daryti. Reikia į galą užderinti vis tiek negotiationus ir sutikrinti paskutinės detalės, vis tiek jau kai tu turi dėl didelių pinigų deriesi, geriau, kad būtų žmogus, plus tu turi kurti ryšį, kad tu ateityje norėtum daugiau verslo kartu daryti, bet AI šiuo atžvilgiu atlieka visus veiksmus pradžioj, kad jam nebereiktų, ir plus tam klientui leidžia pasiekti daug didesnį kiekį žinučių, kiek tu gali įvertinti, ar ne? Tai naudodamasis dirbtinio intelekto agentus, tu gali tiesiog savo produktyvumą kelti ne procentais, o kartais tikriausiai įtariu. Taip. Ir aš suprantu, kad kai kuriems, kurie mažiau tokie techniški, gali atrodyti, kad to čia sudėtinga, daug visokių žingsnių, čia tu kuri kažkokį automationą, bet vėlgi pateiksiu tokį kaip pavyzdį, kai tu naudoji ChatGPT, ne? Kiekvienas, ko gero, iš jūsų esat naudoję. Ką jūs darot? Jūs nueinat į kažkokią tai jau savo aplikaciją kažkokią, kurią jau dabar naudojat. Ir ištraukiat kažkokią informaciją, kurios jums reikės kalbant su ChatGPT. Ne? Tai žiūrėt, ką jūs darot? Jūs ištraukiat kaip žmogus. Lygiai tą patį per API'us, per tokius įrankius jūs galit įdėti, kad
kad pats automationas ištrauktų tą informaciją. Ne? Tada jūs einat į ChatGPT ir jūs kažką parašot, promptą ir copy-pastinat kažkokį tai kontekstą, kad jums galėtų duoti atsakymą. Tai vėlgi per automationus čia tu gali tą patį padaryti. Tik tai, kad tau nereikia pačiam eiti į ChatGPT, bet tu pridedi tokį burbuliuką dirbtinio intelekto ir jau per tą burbuliuką ta žinutė yra nusiunčiama jam, ar ne? Tada vėlgi, kaip jau minėjau tau, kad jeigu tu naudoji ChatGPT, tu gauni kažkokį tai atsakymą ar, pavyzdžiui, sukuri kažkokį tai vizualą su dirbtiniu intelektu, ar ne? Tai tau reikia išsaugoti tą failą ir, pavyzdžiui, tu jį tada įkeli į kažkokį savo Google Drive ar panašiai. Tai vėlgi, tu rankiniu būdu gali tą daryti arba naudodamas API'us ir panašius įrankius pilnai automatizuoti. Tai čia dėl ko man ir tos akis sprogo iš laimės ir galimybių, kai aš pamačiau, kad yra ne tik ChatGPT, bet kad OpenAI'us turi ChatGPT API. Tai reiškia, kad tu gali pajungti tą dirbtinį intelektą į bet kokį savo procesą. Bet vis dar šiai dienai pats, ar daug rašai promptų pats? Tai reiškia, ar užklausą atiduodi, ar tai per API, ar tiesiai ChatGPT, ar naudodamasis kitą įrankį, kad ir Perplexity, pavyzdžiui, ne? Ar pats generuoji, ar jau dabar stengiasi, kad tau generuotų šitas užklausas? Daugumą promptų sakyčiau pats, nes ką reikia suprasti, kad jeigu tu nori, kad tau promptą sukurtų AI, tu vis tiek tu turi promptinti tą AI, kad jis tau sukurtų. Vištos ir kiaušinio problema, ne? Tai jeigu yra kažkokia paprasta užduotis, kur matau, kad nėra sudėtinga, tai tada pats tą darau. Jeigu, pavyzdžiui, tu nori sukurti ChatGPT, Custom GPT, ne? Nežinau, ar žiūrovai žino, bet Custom GPT tai yra ant to pačio ChatGPT platformos, bet tiesiog toks jau kaip ir agentas, kurį tu sukurti gali, kuriam gali duoti kažkokias žinias, pavyzdžiui, įkelti savo failus apie savo įmonę, ar ne, ir tu gali pridėti vadinamosius custom instructions, tai tokias kaip customizuotas instrukcijas papildomas, kad specializuotųsi tas pokalbio langelis į kažkokią sritį, ar ne? Tai kai tas custom instructions, pavyzdžiui, rašau, jeigu yra sudėtinga kažkokia užduotis, aš labai dažnai naudoju dabar AI, kad man AI-us jas parašytų kokybiškai. Arba galėtumėm tada, ar pavyktų pasidalinti vykintai su žiūrovais kažkokių tai įžvalgų ar triukų, kaip geriau promptinti ir kokybiškiau tai daryti? Taip, oi, ką aš čia padariau dabar, net ten paspaudžiau. Neparodyk savo banko sąskaitas. Nieko tokio. Tai visų pirma, gal vieną dalyką norėčiau, kad visi suprastumėm, kai kuriem iš jūsų galbūt čia bus labai paprastas, ką tu čia aiškini, bet manau, kad svarbu, kad visi suprastų, kas nutinka, kai tu, pavyzdžiui, naudoji ChatGPT ir nusinti kažkokią žinutę. Tai nusiųskim, pavyzdžiui, dabar hello, nesvarbu, bet ką, ChatGPT atrašys, padidinkime ekraną, ne šitiek, naudoja mąstymo modelį. Jo čia nereikėtų, bet nesvarbu. Aš pakeisiu į anglų kalbą dabar. Taip, tai aš nusinčiau hello ir gavau atsakymą. Dabar, sakykim, parašysiu how are you, ne? Tai dabar klausimas žiūrovams. Kai aš nusinčiu šitą žinutę how are you ir paspaudžiu mygtuką, kad nusiųsčiau, kokią informaciją gauna dirbtinio intelekto modelis prieš atsakydamas? Žinok, vykintai, jis neįsivaizduoja. Ką reikia suprastų žiūrovai, kad jis gauna ne tik šitą žinutę how are you, jis gauna visą pokalbį. Ne, čia nieko kažko ypatingo, bet tai yra svarbu suprasti, kad kiekvieną kartą mygtuką, kai tu paspaudi, tu siunti ne tik šią žinutę, bet tu siunti ir pačio ChatGPT atrašytos žinutės prieš tai ir tavo prieš tai siųsta žinutės. Tam, kad tu perkeitum visą kontekstą dirbtinio intelekto ir kad jis tau galėtų atsakyti atsižvelgiant į visą pokalbį. Ar ne? Dabar, kai tu naudoji dirbtinį intelektą per tuos API'us vadinamosius, per šitą, pavyzdžiui, ChatGPT modulį ant make.com, ar ne, jis tau leidžia nusiųsti ne tik vieną žinutę, bet visą pokalbį taip pat. Tai ką tu dabar ChatGPT lange padarai visą pokalbį, jį išsisaugai ir permeti šičia ir jį visą įmeti į jau kitą platformą, ne? Taip, tą gali padaryti, jeigu tu nori, pavyzdžiui, sukurti pokalbio agentą su dirbtinio intelekto API'ais, ar ne? Bet tu gali taip pat pats
sukurti dirbtinį pokalbį. Ir aš tau paaiškinsiu, kodėl. Aš supratau, kad čia gali atrodyti, kodėl tu kurtum dirbtinį pokalbį. Tai, bet svarbu, kad pamatytumės vis čia vizualiai, kaip atrodo, pavyzdžiui. Tai matot, yra skiltis messages, žinutės, ne? Ir tu gali pridėti message one. Ir aš pridėjau message one, kad rolė yra sistemos, maždaug žinutė, kur aš bendrai duodu tokį kaip promptą, ne? Bet žiūrėk, aš tą pridedu message two, ar ne? Ir čia message yra nuo vartotojo, nuo userio, ar ne? Ir čia pateikiu userio, vartotojo žinutę. Tada pridedu message 3, ar ne? Žinutė trečia. Ir čia rolė jau yra assistant. Assistant tai dirbtinis intelektas, kaip jis atrašo. Tada pridedu žinutę 4, vėl vartotojo. Ir kaip matai, čia kur yra mėlyna, čia aš jau pateikiu dinamiškai informaciją, kuri ateina iš prieš tai buvusių žingsnių. Viršui žinutėse, čia nieko dinamiško nėra. Aš jau, pavyzdžiui, patikiu kaip vartotojo žinutę visą tekstą bendrai. Iš kur šitas tekstas ateina, šitas turinys? Kodėl aš dabar tą darau? Ir čia aš manau, yra labai gera strategija tiems, kurie nėra labai techniški, bet nori pasiekti rezultatą, kontroliuoti, kaip tau jais atsakys. Kad tu gali siūsti, kaip aš vadinu, fake thread, tą dirbtinę netikrą pokalbį, kuriame tu gali pateikti pavyzdžius idealius. Tai aš čia, pavyzdžiui, antroji žinutėj pateikiu pavyzdinę vartotojo žinutę. Tai ir va čia, pavyzdžiui, šituo atžvilgiu aš noriu sukurti socialinių medijų postus su AI. Tai aš čia pateikiu vartotojo kaip pavyzdį blog postą apie 7 čakras. Tai čia yra jo pavadinimas to blog posto, to straipsnio ir tada turinys, ar ne? Tai aš čia pateikiu kaip pavyzdinį inputą, kaip lietuviškai įvesti, kaip pavyzdinę įvesti. Ir tada trečioji žinutė. Čia, žinok, čakras matau, čia man irgi 7 čakras jau veikia, kai reikia prisiminti žodį. Ir tada kitoji žinutė pateikiu pavyzdinį dirbtinio intelekto atrašymą, kaip aš norėčiau, kad jis atrašytų. Ir va čia esu pateikęs idealų Twitterio postą, šitai įsivaizduojamai įmoniai, kaip, pavyzdžiui, mes galime vertinti čia pateikti tokį, kuris mums geriausiai pasirodo, geriausius rezultatus suteikia, ar ne? Ir matai, aš pateikiu, lyg tai būtų dirbtinio intelekto atsakymas, nors iš tikrųjų ne. Aš tik tai apgaunu dirbtinį intelektą, ne? Ir tada kitoj žinutėj sakau, wow, puikus darbas, šaunuolis, taip ir toliau, tu teisingai labai gerai atlikai savo užduotį. Supratau, jis galvoja, kad jisai šitą pokalbį buvo sugeneravęs. Taip. Ir tada tik šitoj paskutiniai žinutėj pokalbėje sakau, kad dabar sukurk viral tweet, postą X platformai, atsižvelgiant į šitą informaciją ir tada jau pateikiu grinai per automationą konkrečiai jau tą straipsnį, apie kurį aš noriu sukurti dirbtinio intelekto postą. Supratau. Ir kaip dirbtinis intelektas tą vertina, kai jis gauna šitą visą susirašinėjimą. Jis įvertina pradžioje pirmą žinutę, kad mano yra tokia rolė, toks tikslas, tokie žingsniai, kurie aš turiu imtis. Puiku, gerai. Jau vartotojas man buvo prieš tai pateikęs kažkokią žinutę, tokią aš perskaitau ją. Čia buvo mano atsakymas toks, gerai. Tai pažiūrim, ar vartotojas buvo laimingas mano atsakymu ir tada žiūri, taip, vartotojas buvo laimingas mano atsakymu, tai reiškia, aš turiu elgtis taip pat. Ir tada jau šitoj žinutėj, jau AI dabar, kai atrašys, jis įvertins visą pokalbį ir pateiks tau geriausią atsakymą. Tai kodėl tai yra svarbu, kad taip gali labai gerai kontroliuoti, pateikdamas pavyzdžius, kaip tau dirbtinis intelektas atrašys kokybę, formatavimą, žinutės ilgį ir taip toliau. Tai tarsi kažkokį tai įmeti jau prieš tai esantį turtą, kurį manai, kad jisai yra tas auksinis standartas, kažkoks etalonas. Ir sakai, nekurk man nieko naujo, o padaryk pagal šitą etaloną, bet kodėl tau reikia dirbtiniui intelektui pasakyti, kad tu tai padarėjai? Todėl, kad tiesiog taip, nes tu gali aiškinti vien per promptą, sakyti, štai čia yra pavyzdinis
pavyzdinė įvestis, štai čia būtų tavo pavyzdinis atsakymas, bet matai, tu jau turi tada aiškinti, štai čia tas ir tas promptas pasidaro labai sudėtingas, tu turi labai daug dalykų aiškinti. Supratau, ir tada atsiskiedžia, ne, galutinis. Tai tiesiog yra lengvas triukas tiesiog pasakyti, tu labai gerai pavarai, nors šiandien net nebuvo tavo generuotas dalykas. Ir tai užveda algoritmą toliau dirbti ties tą metodiką. Aš iš tikrųjų, tai yra labai dažna problema, su kuria susiduriu. Kažką parašau, promptą paprastą ir bandai tobulinti tą promptą, tą patį atsakymą. Negeras atsakymas, tobulinu. Tai čia iš esmės yra, kai tu žinai, ko tau reikia, tiesiog pasiimk ir panaudok. Taip. O ar tą patį dalyką, ką tu dabar rodai, tiesiog per ChatGPT galima padaryti tokį... Va, tas yra per ChatGPT. Iš vienos pusės pliusas yra toks, kad tu gali tęsti pokalbį ir duoti grįžtamą į ryšį dirbtiniui intelektui, kol jis tau galiausiai patikė atsakymą, kuriuo tu esi patenkintas ir tu jį gali tada jau naudoti kažkur kitur. Kai tu naudoji APIs per automationus, tu neturi tokios prabangos, nes tu jau turi padaryti taip, kad stabiliai, kiekvieną kartą, kai tu kažką nusinti dirbtiniam intelektui, jis tau duoda stabiliai kokybišką atsakymą. Ar ne? Nes tu jau jį naudosi kitam žingsniui, tavo automation'e. Tai, bet va tada ir iš to, kad nėra tos prabangos, yra ir pliusas, kad tu gali manipuliuoti ir vaizduoti, kad čia jau buvo toks pokalbis, tu pateiki pavyzdinį neįvesti vartotojo ir pavyzdinį atsakymą ir tada jau gali pateikti daugybę pavyzdžių tokių ir gauni atsakymą. Čia ant ChatGPT tu negali jau kontroliuoti, kokios prieš tai žinutės bus siunčiamas. Yra visas pokalbis yra siunčiamas ir tavo naujausia žinutė. Tai čia yra pliusai, minusai. Tai matau, kad labai gali išnaudoti programinės įrangos arba čia, kaip pasakyti, jų infrastruktūros netobulumus prieš juos paimam tik tai jų variklį, o ne visą automobilį, ne? Taip. Ir panaudojant smegenis, ne? Daryti darbą. Tai aš čia pateiksiu kitą pavyzdį, ten buvo apie socialinių medijų ar ne posto kūrimą. Čia yra pavyzdys, aš per šitą automationą pateikiu tam tikras žinutes, čia iš įsivaizduojamų klientų, nes čia buvo mokymo programos dalis. Ir aš prašau dirbtinio intelekto, kad man ištrauktų name, tai vardą, amžių, e-mailą, telefono numerį, ką žmogus mėgsta, ko nemėgsta, tikslus ir mėgstamiausią poetą iš skirtingų žinučių. Čia vėlgi toks. Ir jeigu tu va taip tik tai duosi promptą, tau AI-us gali šitą informaciją ištraukti teisingai, bet atrašyti įvairiausiais būdais. Per kablelį gali atskirti, gali skirtingom pastraipom. Tai tu vat negalėsi kontroliuoti, kaip tau atrašys, ne to formatavimo. Kas yra labai svarbu tame ištekse. Tu gali bandyti aiškinti, kaip tu nori, kad jis tau formatuotų, ar ne? Bet jeigu tu bandysi aiškinti, kartais netgi paprasti dalykai reikalaus iš tavęs labai daug įsiplėsti. Čia parodysiu pavyzdį. Tu gali prie to, kad paprašai, kad ištrauktų ten amžių, vardą ir taip toliau, gali sakyti, čia angliškai, bet maždaug atskirk kiekvieną tenai tą kintamąjį super dvitaškį, ne? Pateik kiekvieną kintamąjį naujoje eilutėje, užtikrink, kad kiekvienas kintamasis čia būtų atskirtas jau po atsakymo su kabletaškiu ir taip toliau. Tu matai, tu turi labai daug aiškinti ir tai jis nebus stabiliai, nepateiks tavo atsakymą taip, kaip tu nori. Link programavimo atrodo. Tai jo, toks, bet kaip artėjom prie programavimo, bet tu turi aiškinti ir tai negausi stabilaus atsakymo. Bet jeigu tu naudoji tą fake thread techniką, kaip aš minėjau, vietoj to, kad tu aiškintum šitą viską, tu tiesiog pateiki pavyzdinę įvesti, pavyzdinę vartotojo žinutę. Tai čia, pavyzdžiui, sakysiu, ne šitam yra fake thread, atsiprašau, šitą darysiu. Nežinau, dar padidinti. Kažko labai lėtai krauna. Bet aš kol kraunu. Tai pavyzdys, ar ne? Tai aš jau padariau dabar trumpą tą pradinį promptą, kur paaiškinu, ką daryti. Ir tada pateikiu pavyzdinį vartotojo įvesti pavyzdinę, ar ne, tą žinutę. Ir tada pavyzdinę dirbtinio intelekto atsakymą pavyzdinį, ar ne? Ir čia jau pateikiu, kad atskirti reikia su kabletaškiu, tada, kad pateikti kintamojo vardą, tada dvitaškį, tada atsakymą. Parodau, kad iš didžiųjų raidžių pradėtum ar panašiai. Matai, aš to neaiškinu, aš tik pateikiu
pavyzdį, kaip Taip. aš norėčiau, kad man dirbtinis intelektas atsakytų. Taip. Ir galiu pateikti daugiau, jeigu reikia. Pavyzdžiui, tada iš karto sakau, great job, exactly what I'm looking for, nuostabu, viskas puiku. Ir galiausiai paskutinį žinutį, tai sakau, gerai, dabar ištrauktos kintamosios šitai įveščiai, ar ne? Kaip tai juokinga, vietoj to, kad aš aiškinčiau, aš tiesiog parodau. Tai ką aš bandau visą laiką perteikti savo studentams, kad tu parodyk dirbtinį intelektui, ko tu iš jo nori, o ne bandyk aiškinti. Pirmas dalykas, ar visą šitą galima daryti ir lietuvių kalba kaip su visais kitais įrankiais, ne? Taip. Ir antras dalykas, kodėl tu rašai taip, great job, well done, man žmona siuntė Reelsą neseniai, kad aš taip apsisaugau nuo AI apokalipsės, kai perims pasaulį, kad aš pagiriu ir man nieko blogo nepadarys, bet iš tikrųjų gal galėtum paaiškinti. Tai, gerai, tai aš čia pateikiu, kai siunčiu šitą pokalbį, dirbtinis intelektas mato, kad čia kaip aš atrašiau. Nors jis neatrašė, bet jis galvoja, kad jis taip atrašė. Bet man yra svarbu, kad jis ne tik tai galvotų, kad jis taip atrašė, bet kad jis žinotų mano įvertinimą, ar tai yra tai, ko aš noriu. Tai aš dėl to pasakau, aš jo manipuliuoju. Sakau, žiūrėk, štai kaip tu atrašėjai ir aš tada galiausiai sakau, nuostabu, būtent tai, ko man reikia, žinai. Ir jis tada, tu taip jį paskatini vadovautis tom žinutėm tam pokalbėje iki šiol, kai buvo, tais pavyzdžiais ir laikytis labai tvirtai to pavyzdžio. Toliau atsakinėjant į klausimus. Tai aš visą laiką, žinau, kad čia gali atrodyti sudėtinga, kas čia taip toliau, bet supaprastinant galvokite apie pavyzdžius. Pavyzdinę įvesti, tu kaip vartotojas, ką tu pateiktum dirbtiniam intelektui ir pavyzdinį dirbtinio intelekto atsakymą, ko tu norėtum iš jo gauti. Ir susifokusuokite į tuos pavyzdžius, tiesiog juos pateikti. Ir tada jums nereikės labai ten daug mąstyti apie visokius įspūdingus, sudėtingus promptus, kaip padaryti, kad tau kokybiškai dirbtinis intelektas atrašytų. Nuostabu. Tai šiandien parodė mums kol kas make.com, ne, kaip vieną iš automatizacijos įrankių, bet minėjai man prieš renginį, kad norėtum 3 iš esmės skirtingas būdus automatizuoti, parodyti, ar mes turėtumėm laiko dar pasižiūrėti. Tai šiek tiek. Pabandykim bent jau perbėgti ir tada jau galėsim pakalbėti esminę renginio temą, atsakyti į klausimą ir pakalbėti su žiūrovais. Koks yra pagrindinis dalykas, kad make.com, pavyzdžiui, tu kaip matai, visi žingsniai tu juos turi nustatyti. Pirmas šitas žingsnis, tada kitas yra labai aiškus eiliškumas. Bet yra su dirbtiniu intelektu dabar gali tu daryti, pavyzdžiui, čia pavyzdys yra Marso padėjėjas, ne? Kur tu turi dirbtinio intelekto modelį. Čia yra, aš naudoju tokį įrankį Flowwise, vadinasi. Flowwise, ko yra gerai, kad jis yra atviruoju kodu grindžiamas, tai jis yra nemokamas, tai tu turi pats jį tu turi nusipirkti kažkokius serverius debesyje, kur tu gali leisti jį, ne? Bet pats įrankis jis yra nemokamas. Supratau. Ir čia yra dirbtinis intelektas, kuriam tu gali pateikti irgi tos pačius promptus, tik tai kitoks user interface'as, ne? Bet čia yra assistant instructions, aš žinau, kad čia labai mažai, ne? Bet tu sakai, kad you are a Marsbot, kad tu esi draugiškas asistentas, čia klientams, kurie nori skristi Marsą ir panašiai, ne? Ir tu duodi kažkokias instrukcijas. Ir tada tu gali pateikti, čia yra toks prijungimas, vadinasi Allow Tools, tai prieinami įrankiai. Ne? Ir čia yra tik tai vienas įrankis šitam pavyzdį pridėtas, kuris leidžia sukurti lydą, tai lietuviškai užklausą. Galimas klientas į tavo klientų duombazę, ar ne? Tai šitas įrankis, ką jis daro, jis iš žinutės ištraukia kliento ten e-mailą, jo vardą ir taip toliau ir sukuria tavo CRM apie tą klientą įrašą, ar ne? Tai čia koks yra geras dalykas, kad tu gali daug tokių Allow Tools pridėti. Pavyzdžiui, kitas galėtų būti įrankis sukurti personalizuotą Calendly pakvietimą, ten, pavyzdžiui, arba sukurti kažkokį Google Calendar skambutį arba Zoom skambutį ar panašiai. Ir čia tada, jeigu tu daug pridedi tokių įrankių, dirbtinis intelektas, jis nesiima jų visų, čia nėra kažkokios sekos, jis nusprendžia pagal tai, ką tu parašai kaip vartotojas dirbtiniam intelektui, gal man reikia kurį nors iš įrankių panaudoti. Ir jis žiūri, aš turiu šitą įrankį, aš turiu šitą įrankį, aš turiu šitą. Pats galvoja, jis pats interpretuoja. Ar man rankų reikia, ar akių, ar klausos tuo metu. Taip. Tai čia pavyzdys, ant Flowwise, pavyzdžiui,
N8, kur aš sakiau, labai geras yra irgi taip pat įrankis. Čia vat yra kitoks pavyzdys, ant jų sales page galite matyti, kad vat ateina žinutė, tada yra AI agentas ir matot vat šitos visos linijos, jos duoda prisijungimą prie skirtingų įrankių. Bet kas sukuria tas linijas? Pats agentas jau? Tu pridedi tuos įrankius, bet čia kas yra gerai, kad tau nereikia mąstyti apie tą seką. Visą procesą tu nereikia sudėlioti. Taip. Tau reikia tiesiog, tu pasamdai žmogui į savo įmonę ir tu galvoji, tam žmogui reikia kompiuterio, tam žmogui reikia prisijungimo prie šitos sistemos, tam žmogui reikia, kad jis galėtų sukurti lydą CRM ar panašiai ir taip toliau. Bet jis pats sprendžia, kaip spręsti problemą su savo turimais įrankiais. Pats sprendžia, kurį įrankį kada panaudoti. Tai lygiai taip pat čia, tu tik tai prijungi tokiom linijom, kad štai yra tau įrankių dėžė ir tu jau pats kaip dirbtinis intelektas interpretuoji, kada tu kokio veiksmo imtis. Ir tada yra trečias lygis, labai įdomus. Tai grindžiamas tokiu LangGraph principu ar infrastruktūra, kuri leidžia tau kurti ne tik vieną agentą, kuris turi daugybę įrankių, bet tau leidžia sukurti vieną AI agentą, kuris yra kaip vadovas, vadybininkas, o pavyzdžiui, tu esi įmonės CEO, ar ne? Tai vat kaip tave, ar ne? Ir tada papildomai tu gali sukurti daug AI agentų, kurie yra workeriai, kurie yra darbininkai, skirti kažkokiom užduotim. Ir tu tada vietoj to, kad įrankius prie CEO prijungtum, tu prijungi tuos darbininkus, ir tada tas prižiūrėtojas, dirbtinio intelekto modelis, jis sprendžia pagal tai, kokią žinutę jis gavo, kurį darbuotoją. Reikia deleguoti? Kuriam darbuotojui taip reikia deleguoti. Jis deleguoja kažkokią užduotį, gauna atsakymą, tada eina pas kitą darbuotoją, gauna atsakymą, eina pas kitą darbuotoją ir jis visą laiką nuolat interpretuoja ir čia daug veiksmų daroma. Vykintai, ar atėmė iš manęs darbą ką tik? Dar ne, bet kažkurio metu galbūt. Tai aš pateiksiu pavyzdį, ką, sakym, galim padaryti su tokios asistentų, tai nežinau, norit sukurti YouTube video kokią nors, ne, ir kad YouTube video sukurtum, yra labai daug veiksmų, kurių reikia imtis. Reikia ne tik tai iškart kurti video, bet visų pirma pasidaryti analizę, ar ne, galbūt internete paieškoti informacijos, sukurti kažkokį outline'ą, bendrą bullet pointus, ko tu nori pasiekti, ar ne, tą sukurti visą jau pokalbio turinį ir taip toliau. Tai tu gali sukurti daugybę tų darbuotojų, kur vienas specializuojasi paieškoji, kitas specializuojasi to outline'o kūrime, trečias galbūt specializuojasi žiūrėti jau tavo duomenis, kuriuos tu turi, kaip tavo prieš tai video pasirodė, kokius rezultatus, ne, ir kritikuoti, duoti grįžtamą ryšį. Ketvirtas workeris ten gali, jis ten tobulinti ir panašiai. Ir tu gali kurti tokias kaip komandas ar departamentus. Ekosistemas visas. Taip. Čia nerealu yra. Ir manau, kad daug žmonių galėtų net ir įsidiegti šitos procesus, jeigu pradeda plėtoti savo kažkokį tai verslą, ne? Taip, tai galbūt pakalbėsime apie tai. Dėl to Sam Altman, OpenAI įkūrėjas, jis sakė, kad jo prognozija yra, kad dirbtinio intelekto pagalba matysime pirmuosius vieno žmogaus valdomus vienaragius. Vienaragis tai yra įmonė, kuri pasiekė milijardo dolerių arba eurų vertę. Ir kad visą tą įmonę valdys vienas žmogus. Labai įdomu. Čia galbūt ir puikus bus mums dviratis į paskutinį jau šio vakaro mintį, tai atsakyti apie tą ateitį dirbtinio intelekto asistentų ir jų rolę. Labai įdomu, kad paminėjai, kad vienas žmogus valdys kompaniją. Lietuvoje jau matom tokių įdomių dirbtinio intelekto vystimosi verslų kaip WhiteBridge AI, ne, kur gali pamatyti ir vertinti žmogų ir pasakyti, kaip su juo reikia susitikinėti ir kaip susitikimo metu ką pasakyti ir panašiai. Ir jau berods pasiekė 10 milijonų eurų įvertę per trumpą laiką. Tai aš norėčiau šitoj vietoj tada tavęs paklausyti. Tarkim, gerai, tvarkoj, mes matysime dirbtinio intelekto agentų pagalbą, mes matysime pirmuosius unicornus, kurie yra pastatyti ant vieno galbūt žmogaus, ne, arba didelio verslo, kuris yra pastatytas ant vieno žmogaus, bet ar tas vienas žmogus turėtų ko nors mokytis ar ne? Pavyzdžiui, jeigu jis yra koks nors tai dizaineris, jeigu yra duomenų analitikas, jeigu jis yra programuotojas, jeigu jis yra marketingo specialistas, ar reikalinga, ar vis dar reikalingi šitie įgūdžiai, kad pastatytum tokį verslą, kuris dirbs galbūt be kitų žmonių? Be abejonės. Tai aš skaičiu, kad
tokius įrankius, kaip, sakykim, ChatGPT, kur jau yra labai aiški aplikacija, aiškus mygtukai, ką tu gali daryti, tai būtina visiems įvaldyti, nėra absoliučiai jokio pasiteisinimo, nes tai nėra techniška ir kiekvienas gali išmokti valdyti, ne? Tokius įrankius, ką aš dabar demonstravau, galbūt nebūtinai kiekvienas, nes tau turi patikti technologijos. Čia yra šiek tiek tas statesnis mokymosi kampas palyginus, tau turi patikti technologijos, kad tu išmoktum ir va tada jau galėtum pradėti statytus automationus ar aplikacijas. Bet jeigu tu nesi labai techniškas, tai bent jau aš manau, kad labai svarbu yra turėti įmoniai žmonių, va tokių, kuriems patiktų automatizuoti su dirbtiniu intelektu. Nes kalbant apie verslo galimybės, didelės kompanijos, aišku, viskas jom yra gerai ir tos, kurios turi labai dinamiškus vadovus, jos prisitaikys, bet iš inercijos yra labai sudėtinga judėti. Taip. Nes labai daug žmonių, labai procesai tokie seni, ar ne, yra daug visokių baimių dėl duomenų saugos ar panašiai. Taip. Tai dėl to ta inercija tokia tave labai lėtina. Tai dėl to, jeigu tu, pavyzdžiui, esi vienas žmogus, kuris valdai dirbtinio intelekto ir tos no-code įrankius, ar vienas ar su keliais panašiai žmonėm, tu gali pasiekti tokį produktyvumą, kiek įmonė su keliasdešimt žmonių. Nes tu jau gali nuo pat pradžių kurti savo įmonę atsižvelgdamas į technologijų galimybės. Labai įdomi mintis, nes iš tikrųjų su mūsų dėstytoju Davidu Konciumi, kuriant kitą programą, kurią maloniai pristatysiu pabaigoje, ir susidūrėme su ta mintimi, kad ypatingai dirbant su įmonėmis labai yra kardinalios dvi kryptis, tai ką tu paminė, kur reikia iš esmės griauti pamatą, nes žmonės galbūt nežino, kaip automatizuoti kalendoriaus pakvietimus, kurie eis kas savaitę ir panašiai. Ne? Tai mes kalbam apie net ir bazinį raštingumą, kurį reikia mokyti kartu su dirbtiniu intelektu, kad tave įgalinti. Yra priešingai žmonės, kurie yra šito viso proceso priekyje ir galės galbūt tą pamatą ir visą namą pastatyti žymiai greičiau. Taip. Tai bet visgi, tarkim, aš čia dabar šaučiausi savo į kojas ir sakyčiau, nebeikite mūsų programas, kurias mokomės. Kodėl verta mokyti šitų programų, ar tai UX, UI, grafikos dizaineris, marketingas ar duomenų analitika su dirbtiniu intelektu prieš akį? Kokią naudą šiandieninėme kontekste tai turi? Kad tu gali tiesiog ir daug greičiau dalykus daryti, ir netgi dažnai kokybiškiau, ar ne? Ir kuo tu daugiau pradedi naudoti dirbtinį intelektą, tuo daugiau gauni pasitikėjimo ir tau daugiau kyla minčių, ir čia galiu panaudoti, ir čia galiu panaudoti, ir čia galiu panaudoti. Ir, pavyzdžiui, dabar aš esu tokioje stadijoje, kada nėra dienos, kada aš nenaudočiau dirbtinio intelekto. Tiek čia GPT absoliučiai kiekvieną dieną, tiek ir net automations. Aš statau beveik kiekvieną dieną, kažką greitai sumetu, jeigu ten man reikia kažko padaryti. Tai ypač besikartojantis veiksmai kažkokie, tai kam gaišti laiką, taip. Tai vienas žmogus, kuris įvaldo dirbtinį intelektą, aš manau, kad jau dabar priklausomai nuo rolės, bet gali atstoti daugybę žmonių, ypač jeigu dar techniškai neraštingų, tai visiškai. Ačiū labai Vykintai už pokalbį. Visiems, kuriuos sudomino Vykinto mintis, tikrai kviečiu perskaityti ir LRT ir 15 minučių talpintus Vykinto straipsnius apie jo apskritai poziciją dirbtinio intelekto klausimais. Nu, dabar norėčiau pakviesti mūsų žiūrovus atsakyti jų keltus klausimus, tai Vykintai pabandykime ir tai padaryti, nes tikrai daug visokių skirtingų klausimų buvo, tai pabandysiu iš eilės juos ir atsakyti. Tai, ką galiu aš atsakyti, tai atsakysiu. Ar galima bus dar kartą perklausyti įrašą šitos laidos? Tikrai taip, nebijokit, mes niekur su jumis nepabėgsime, mes norim, kad jūs klausytumėtės mūsų. Taip,
prieš tai buvo klausimas, kažkodėl man yra užsifrizinę, tuo aš grįžtu, tikriausiai matysiu viską. Prieš tai buvo klausimas, kurį mačiau, tai ar visa tai, ką dabar rodėme, ane, ar tai yra pasiekiama žmogui ir galbūt galėtumėm pakartoti tuos visus įrankius, kurie buvo rodyti šiandienos mūsų renginėje. Tai pradėjom nuo make.com, ane? Tai buvo tas diagramos įrankis, kurį mes rodėme, kaip galime kurti patys automatizaciją ir sukurti patys dirbtinio intelekto agentą. Antroji platforma, kur buvo Mars Assistant. N8N. N8N. Koks domeinas taškas? N8N, pasakysiu, .io. .io. Ok, tvarko. Tai jinai yra panašiai make.com, bet čia vat yra ir tie tokie AI agentai, kur tu gali jiems priskirti tos įrankius, kur, kaip minėjau, kad tai nėra linijinė progresija, sekantis žingsniai, bet jis interpretuoja, kurį įrankį naudoti. Ne? Ir tada trečias, kurį minėjau, tai yra Flowise, kur tu gali statyti, kaip čia gali parodyti, yra supervisor, tai tas vadovas, ar ne? Ir tu gali tą pridėti, kiek nori tų darbuotojų. Tai vienas workeris, kitas workeris. Tai šitas įrankis pakartok vadinasi? Dar vieną workerį pridėsiu, ar ne? Ir tau yra labai paprasta, tu tiesiog Flowise prijungi šitą supervisor liniją, šitaip ir viskas. Ir jau tas supervisoris turi priėjimą prie šito darbuotojo. Ir tu tą kiekvienam darbuotojui tu gali jį ten promptinti ir jam duoti skirtingas užduotis. Ir kiekvienas darbuotojas gali turėti priėjimą prie savo įrankio tada, ar ne? Tai Flowise, kas yra gerai su šituo įrankiu, kad, kaip minėjau, jis yra open source, atvirojo kodo. Nemokamas, ne? Taip, tai yra mokama versija viena, kur jie jau patys debesyje įkelia tas tavo programas, tau nieko nebereikia daryti daugiau, bet jeigu tu nori, tu gali nemokėti šitų mokesčių. Aš, pavyzdžiui, naudoju tokią sistemą Railway, kur už $5 aš esu įkėlęs savo Flowise visus automations ir aš galiu, ką noriu kurti ir tenai jau tam debesyje yra priskirti kompiuteriai mano automationam. Supratau. Dėkoju labai mūsų marketingo guru Giedriui, kad parašė visus mūsų kolegoms įrankius ir nuorodas į juos. Ir taip pat Laurina Butautaitė klausė, kaip veikia virtualūs asistentai ir kaip juos sukurti konkrečiai savo įmonėje. Pavyzdžiui, kad vartotojai naudotųsi savitarną ir būtų mažiau skambučių. Gal galėtum, kurį įrankį naudotumės šiandien demonstruotų ir kaip procesą vykdytum? Taip, tai galima Flowise naudoti, bet Flowise labiau, jeigu tu nori kažkokių labai išskirtinių papildomų įrankių pridėti. Jeigu tu nori tiesiog, kad dirbtinis intelektas turėtų priėjimą prie tavo informacijos, kaip minėjau, apie tavo produktus, apie tavo įmonę, apie tavo dažniausiai klausimus, keliamus ir taip toliau, ir galėtų, nežinau, ten prieiti prie tavo kažkokios sistemos, tai tokių įrankių yra labai daug. Labai daug. Aš nenoriu vieno kažkokio tai patarti, nes priklauso nuo tavo poreikio. Flowise galima tam naudoti, bet yra labai daug ir kitų. Yra toks DeFi, irgi kur galima sudėtingus sprendimus kurti, ir yra ten, pavyzdžiui, Lindy AI, kur galima paprastesnius tokius kurti. O tai kokį rinktumėsi GPT toolsą ir užklausą jam parašyti, kad tau pasiūlytų konkretų automatizacijos įrankį? Tai ką tu naudotum? Perplexity, reasoningo kažkokį modelį, paieškai? Aš daugiausiai iš tikrųjų ChatGPT naudoju. ChatGPT, ne? Taip, nes yra žmonių, kurie šokinėja, naudoja Perplexity, ten kada tas Anthropic Claude išleidžia geresnį modelį, ten šoka, bet mano patarimas daugumai žmonių yra nešokinėti, pasirinkti vieną ir susikurti visų pirma įprotį, tam tikrą sistemą, tam tikrus procesus, kad tu naudotum tą įrankį, kad jis tau būtų išsaugotas ant tavo kaip programėlė ant tavo mobilaus, kad jis tau būtų visą laiką prieš akis ant kompiuterio. Fokusuokis į vieną įrankį. Ir, pavyzdžiui, ChatGPT tiek ir gerus turi tuos LLM-us, labai gerai masto, tiek ir gali ieškoti internete informacijos, pakankamai kokybiškos. Tai aš stengiuosi kuo mažiau šokinėti. Supratau. Dėkoju, Vykintai, be galo išsamus ir reikalingas pokalbis šiandienai.
Tai baigdamas tiesiog noriu palinkėti tau didžiausios sėkmės, matau didelę prasme tai, ką darai, matau, kaip tai aiškiai atliepia mūsų visų poreikius jau šiandien, tai aš net nežinau, kas bus ateityje, malonu tave toliau skaityti spaudoje ir matyti tavo įžvalgas. Tai aš ir tiesiog paskutinį žodį tuo pačiu tarsiu ir mūsų žiūrovams, kad ačiū visiems, kurie mūsų šiandien klausėtės. Noriu priminti, kad galbūt jeigu jūs šiek tiek erzino mūsų anglicizmai šiandien, tai kovo 27 dieną mūsų dėstytojas Deividas Koncius pristatys trečiąją dirbtinio įrankių sesiją, kurios metu susipažinsite su dar daugiau skirtingų dirbtinio intelekto įrankių. Taip pat Deividas pabandys padirbti ir su asistentais, agentais ir tą visą vainikuos pats didžiausias mūsų akademijos istorijoje esas pranešimas. Tai naujos programos pristatymas. Tad visi tie, kurie buvo susidomėję pirmųjų ir antrųjų renginių su Deividu, taip pat šiandienos pokalbiais. Ir jeigu norit visą tai vainikuoti savo kažkokioje patirtyje į dirbtinio intelekto pasaulį, labai kviečiu prisijungti jau į kitą kovo 27 dieną vykstantį renginį. Ačiū Vykintai. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Gražaus vakaro. Iki.